Ką apie menopauzę esate girdėjusi iš savo šeimos narių, jei ši tema šeimoje buvo aptariama? Jeigu atvirai, apie menopauzę iš savo šeimos narių esu girdėjusi labai mažai. Kartais būdavo užuominų ar trumpi paminėjimai, bet tai niekada nebuvo atviras ir išsamus pokalbis. Dažniausiai ši tema tiesiog likdavo nuošalyje, tarsi apie ją kalbėti būtų ne visai patogu. Dėl to ilgą laiką menopauzė man atrodė kažkas tolimo ir neaiškaus. Kažkas, kas tiesiog nutinka moteriai, bet apie ką nereikia daug žinoti iš anksto. Tik vėliau supratau, kad toks informacijos trūkumas iš tiesų sukuria daug nežinomybės ir net nereikalingos baimės. Man atrodo, kad jei šeimose apie tai būtų kalbama atviriau, daugelis dalykų būtų daug aiškesni tiek jaunoms merginoms, tiek pačioms moterims.